ką, sveiki. Dar viena alučių kronika ir šiandien mes pašnekėsime apie naminį alų. Kaip jį gaminti. Aišku, aš pats negaminu, todėl apie tai mums papasakos ponas Juozas, kuris gamina alų jau nuo pat vaikystės ir puikiai žino, kaip tai nuo pat miežių subrandinimo, auginimo iki pat jau paties alaus bokalo. Taigi perleidžiam žodį jam. Alų gerti sveika, bet alaus gamybą suskirstyčiau į du etapus. Pirmas tai salyklos paruošimas, antras tai alaus darymas. Salyklos paruošimui tai reikėtų turėti gerų miežių, daigumas, kurių būtų didesnis kaip 95 procentai. Mūsų senoliai labai mėgdavo šešeilius miežius. Turėti gerų lietuviškų miežių. O jau padarius salyklą, tada jau galima galvoti ir apie alaus darymą. Alaus darymas tai būtų iš salyklo malimo. Sumalti salyklą reikia girnas, sumalti stambiai. O darymai reikia turėti tyro ir gero vandens, nemažą kiekį, jį užvirinti. Ir pats darymas susideda irgi iš savotiškų etapų. Pirmas tai būtų, salyklos saldinimas. Salyklą užsaldinti reikia pradžiai vanduo, kad būtų 90 laipsnių, nekarštesnis. Sumaišyti kubile, paskiau pilti salyklos, vėl jau galima ir verdančio vandens. Ir pati ta masė turi būti nei per skysta, nei per tiršta. Tai mūsų senoliai darydavo sekančiai. Pastatydavo mentę vidury kubilo. Jeigu mentė stovi, nekrypsta, reiškia tirštumas geras. Ir uždengus tą kubilėlį laikydavo 4 valandas, kol susaldydavo. Ir ragaudavo, saldi, nes nuo saldumo priklausydavo alaus kiekis ir priklausydavo alaus stiprumas. O jau kada salykla susaldoma, tada krečiama, į kitą indą, apačioje, dėdavo įvairiai, tai virkščių, žirninių, šiaudų, tai kūlio, aprišta volė, tai apynių, kad prasikoštų, tas skystimas, kad jis būtų švaresnis. Ir tada pildavo, vandens virinto, pilną tą indą ir laukdavo 4-6 valandas. Priklausomai kuriam krašte, kas kiek mėgdavo tą daryti. Ir po to, volę pakrutinus, apačioje, stovi kibirai, leidžia, tą mėsą, į kibirus pila į kubilą, ir pritekina jau priklausomai nuo salyklos kiekio, ištekina pirmaukas. Po to, antrą kartą užpila verdančių vandeniu, vėl palaukia 4 valandas, vėl nutekina, jau antrokas. Dar kiti gudresni įsigudrindavo, dar reikia padaryti trečiokų. Vėl pripila vandens, vėl nuleidžia, nutekina, kaip sako aludariai. Jau tad būna, to saldumo mažiau ir viską, ir jau tas
alelis jau toks silpnas jau pasidarydavo. Nu, o po to, reiškia, apyniai, kad nesurūktų, mielės, užduodavo, reiškia, tų mielių, alus pradėdavo, reiškia, rūkti, geriausia, kad jis rūktų, reiškia, vėsioj patalpoj ir kuo ilgiau, tuo geriau. Paskiau jau žiūrėdavo, ar alus išrūgęs. Tai uždegdavo degtuką ir kišdavo į tą indą. Ir jeigu degtukas užgęsta, reiškia, dar angliarūgštės yra, reiškia, dar alus neišrūgęs. Dar palaukia, o jau paskiau, kada jau angliarūgštės jau nebesigamina intensyviai, alus išrūgęs, jau tada kviečia kaimyną, kaušia alų į bačkas, užkala volę, išgeria su kaimynu ąsotėlį, ir laukia, reiškia, kol alus subręs. Geriausia, reiškia, kada jis jau po savaitės jau subrendęs, jau tada kviečia kaimynus, paragauja, ir bačkelę įleidžia į šulnį. Į šulnį įleidžia ir alus ten jau gyvena mėnesį ir kitą, neprarasdavo savo skonio ir laukia progos, kada suvažiuoja artimi giminiai, svečiai, geri kaimynai, bičiuliai, ištraukiama bačkelė ir lietuviai pasivaišindavo alučiu miežiniu. O tai būdavo, mūsų senoliai darydavo alų. Tai tiek apie naminį alų. Sekantis reportažas bus irgi apie naminį alų, irgi iš Panevėžio, bet be uodų.